Manau, rungtynių baigtis pagal rezultatą yra pakankamai dėsninga. Jeigu eit nuo pirmo kėlinio, tai sakau dėsninga todėl, kad jeigu eit per pirmą kėlinį, tai manau per daug darėm šiek tiek tokių klaidų gynybai, kurių neturėtume daryti, per lengvai leidom ir įvarčius sukur, sakykime, ir uždirbtas 11 metrų baudinys iš varžovų, ne tai, kaip norėtume save matyti baudos aikštelėje, tai, sakykime, taip labai pigius įvarčius leidžiam varžovom įmušti. Tai tas netenkino, tačiau iš pirmo kėlinio dar, sakykime, iš mūsų pusės situacijų buvo dėsningų baudos aikštelė, iš kurių galim būtų išspausti kažką daugiau. Tai, sakykime, ties pirmo kėlinio tokie labiausiai dalykai prisimena, o antram kėlinyje, tai gal tas pabaigoje norėjosi iš mūsų irgi tam tikrose situacijose sužaisti galbūt šiek tiek protingiau, kad išspausti ir geresnę skersuotą perdavimo baudos aikštelę, kažkur geriau atsižaisti vienas kitam, kad sukurt kažką pavojingesnio prie varžovų. Ar manau, taip gal ne taip sužinėm, kaip galėtume ir kaip norėtume, o šiuo atveju varžovai galbūt gale rungtynių neturėjo tokius pavojingesnės situacijas mūsų baudos aikštelėje. Tai dėl to ir sakau, tas rezultatas kažkiek yra dėsningas. Mes visur, aš taip iš savo pusės iš trenerio, tai visur ir norėtųsi ir galėtume po žingsnelį dar ir geriau. Jau geriau negu praeitos rungtynės, bet norisi visą laiką dar daugiau ir galų gale buvo tikslas 1-3 taškai ir jam nepavyko jo pasiekti. Treneriai iš karto debutavo futbolininkas Setas Insieras, iš karto žaidė starto sudėtyje dešiniajame krašte. Dėl ko būtent jį pasirinkote ir ko iš jo tikitės per likusią sezono pusę? Setas, jisai jau kurį laiką su mumis treniruojasi ir treniruotėse puikiai matėm jo galimybės ir tai situacija atėjus poreikiai atėjo, nebuvo ko jo neleist, jaučiam jo pasitikėjimą ir, kaip matėm aikštėje, jisai puikiai įsilieja į komandą ir jo vaidmuo, aš manau, su laiku bus vis didesnis ir didesnis. Na, čia bent jau mano gal tokia įžvalga, kad Kauno Žalgiris tapo tokia galbūt ne ar tendencinga ar ne, bet tokia afrikietiškiausia komanda, net ir dabar žaidė 4 žaidėjai iš Afrikos starto sudėtyje, dar 2 ant atsarginių žaidėjų suolo. Ar komplektuodamas sudėtį atkreipėte kažkaip į tai dėmesį ar paprasčiausiai, čia taip gavosi toks sutapimas ieškant tam tikrų profilio žaidėjų? Jeigu atvirai, taip niekada net aikštėje neįvertinu, žinau, kad kiek turi būti lietuvių aikštėje, tą turim apsiskaičiuoti, bet kitose sudėtyse tai man yra tos pozicijos žaidėjas su tam tikrom kokybėm, tai ką jis gali pasiūlyti komandai ir pagal tai jisai arba žaidžia, arba nežaidžia, jo ar kažkokia tautybė, pilietybė. Na čia aš atsiprašau, turiu galvoje apie grinai jų fizinės savybės, kuo jie gali išsiskirti. Manau, net ir čia atveju, kad yra kažkokie gal iš kitur, afrikiečiai, gal netiek jų akivaizdus kažkokie parametrai išsiskiria iš kitų, o daugiau yra pagal specifikacijas aikštėje, pagal profilius, kurios nori matyti tose pozicijose ir taip susidėlioja tiesiog. Nei vieną, nei kitą pusę specialiai kažkokių dalykų nedarom, tiesiog tokie žaidėjai papuolė, tiko jų charakteristikos ir pasiliko.